Tūkstantmečius po paskutinio ledynmečio Dzūkijos kraštovaizdis atrodė kitaip nei dabar. Jį formavo gamtos jėgos. Miškų plotus mainė vėjo pustomi smėlynai, kur nekur įsižiebdavo gaisrai, miškuose ir upių pakrantėse ganėsi stambių žolėdžių bandos. Stumbrai, tarpanai nuėsdavo krūmynus, nutrypdavo paklotę, todėl žemyninės kopos neužželdavo, o miškuose buvo pakankamai vietų įsikurti subtiliems augalams. Stambiuosius žolėdžius išmedžiojus, jų vietą pakeitė žmonių ganomi gyvuliai. Smėlynuose, miškuose ir laukymėse klestėjo prie skirtingų sąlygų prisitaikiusi biologinė įvairovė. Tačiau 20-ojo amžiaus viduryje kraštovaizdis ėmė sparčiai keistis. Po karo visus nederlingus plotus žmonės užsodino tankiu ūkiniu mišku. Priešgaisrinė sauga praktiškai eliminavo miškų gaisrus. Ganymas miškuose buvo uždraustas, kitur taip pat nunyko. Atvirų ir pusiau atvirų buveinių gyvūnų ir augalų rūšys atsidūrė ties išnykimo riba. Tarp jų daugiau nei 200 laukinių bičių rūšių. Dalis jų aptinkamos tik Dzūkijoje. Dabar žmonės taiso gamtai padarytas skriaudas. Dzūkijos nacionaliniame parke keliose vietose jau yra atvertos žemyninės kopos. Tačiau pilnam jų atkūrimui ir palaikymui yra reikalingas kontroliuojamas deginimas. Tai kruopščiai apgalvota gamtotvarkos priemonė. Ji taikoma šaltuoju metų laiku, dar nepabudus gamtai. Atsižvelgiama į oro sąlygas, vėjo kryptį. Deginamas plotas apribojamas apjuosiant jį mineraliniu dirvožemio sluoksniu. Darbų vietoje budi ugniagesiai ir kiti specialistai. Pradžioje vaizdas atrodo liūdniau, tačiau greitai ima keistis. Sudygsta smėlynams būdinga augalija. Vėlandė šilagėlė, smiltyniniai gvazdikai, čiobreliai. Sugrįžta laukinės bitės, drugeliai, rėtieji lygiažvyniai žalčiai. Vabzdžiai pritraukia paukščius, kopos tampa žydinčia ir dūzgiančia saulėta buveinė. Ugnis yra svarbus ekologinis veiksnys gamtoje. Ji reikalinga mūsų geografinės zonos miškų biologiniai įvairoviai. Todėl kontroliuojamas miško paklotės deginimas turėtų būti taikomas ir tuose miškuose, kur ugnis buvo būdinga istoriškai, daugiausia kerpiniuose ir vakarų taigos pušynuose. Parenkamas konkretus plotas. Imamasi saugos priemonių, kaip ir deginant kopas. Kontroliuojamas deginimas nėra miško gaisras. Ugnis eina pažemę, nudegindama tankę paklotę, susikaupusias nuokritas, krūmynus. Istoriškai prie gaisrų prisitaikiusios pušys lieka žaliuoti. Pats medynas lieka nenukentėjęs. Priešingai, po deginimo sugrįžta retosios vabzdžių rūšys. Sudygsta vėlandės šilagėlės, kalninės arnikos, atsikuria kerpių danga, atželia nauja medyno karta. Miškas atsinaujina, tampa natūralesnis. Kontroliuojamas deginimas padeda išsaugoti rūšis, kurios dėl atvirų plotų praradimo ir nebelikusių ekologinių veiksnių atsidūrė ties išnykimo riba. Daromas profesionalų rankomis yra saugus ir nekelia grėsmės mūsų miškams.